Sveiki gyvi, buvau pradingęs, susilaukiau kūdikėlio ir neturiu laiko visiems šitiem filmavimam, montavimam, bet šiandieną turiu va štai tokį nuostabų motociklą ir šiandien nusprendžiau papasakoti truputėlį apie jį ir apie jo pagrindinę galbūt problemą, tai jo prastą važiuoklę. Iš esmės tai čia yra galbūt labiau brendo problema, nes tą problemą turi tiek šitas XSR-as, tiek M-tukai 07 lygiai tas pats su važiuoklė, tiek turi problemų ir Tenerės 700, aišku, tenais truputėlį kitokie nustatymai, truputėlį kitokie amortizatoriai savo darbo pobūdžių, sakykime taip, bet apie būtent grinai plentinius pabandysiu papasakot, kas yra per problema, arba gal netgi pabandysiu parodyti. Žodžiu, aš jau šitokių motociklų ne vieną ir ne du esu čiupinėjęs, lakstęs, daręs ir panašiai. Šičia jisai pas mane atvažiavo šitam reikalui perdaryti. Reklamos duokim gal biškutį. Taip va. Būtų žiauriai fainas motocikliukas, dabar dar kai garsas pasidarė, tai iš vis kaifas su jo važiuot. Tik tais ta važiuoklė, kad ją kur velnes. Aišku, šičia jinai yra visiškai elementari, teleskopinė, tai padarysiu. Labai paprastai padarysiu, manau. Pasitikrinsiu ir galas, kaip čia yra, kaip su ta važiuoklė, pabandysiu papasakot, kaip reikėtų paprastą motociklą susisatupinti gatvėj. Nu ir va čia mano testinis keliukas, kur greičio daug nereikia, bet viskas pasijaučia. Nu va, posūkis. Va, nelygu ir jisai va, joja, taso vairą. Gaila, neina perteikti to tokio nesudirbimo priekinės važiuoklės ir galinės. Tas motociklas taip padaro. Ir priekis labai joja, jaučiasi tas jojimas. Tai yra, įvarau iš karto dabar iki parduotuvės nusipirksiu, ko šitam motociklui būtinai reikia, tai tepalo. Čia turbūt į šakes eina standartiškai 10-tukas, tai reikia jam verkiant 15-tuko, gal netgi 20-tuko, nežinau, reikės dabar pasibandyti 15-tuką. Ką padaro klampesnis tepalas, jisai padidina kompresiją. Reiškia, jeigu yra per silpna kompresija amortizatoriaus, tai jisai turi tą tokį jojimą. Galbūt netgi ir pabandykime pasižiūrėti, kaip čia yra su juo. Laisvas, okei. Nu, pažiūrim. Jo, jaučiasi toksai jausmas, kad nedirba normaliai amortizatorius. Jisai šokinėjimą tą turi tokį, kaip turėtų jo visiškai nebūti. Amortizatorius jisai turi turėti tos tokios laisvos eigos. Šitas amortizatorius neturi. Kadangi čia yra teleskopinė šakė, jinai turi turėti spacerius. Tai reikės tuos spacerius patrumpinti. Pradžiai galbūt galvoju centimetrą kokį. Nes kada yra per ilgas spaceris sudėtas, nutinka tas momentas, kad amortizatorius neturi kaip sudirbti. Su galinė važiuoklė tai, iš subinės, kiek aš čia jaučiu, tai viskas kaip ir okei. Jisai turi tos tokios laisvos eigos, to vadinamojo sago, o priekis tai tikrai neturi. Pažiūrėsim po modifikacijų, kaip čia bus. Aišku, kai visada atsirastų tokių sakančių, kad viskas gerai čia su ta važiuoklė, čia tau su galva negerai.
Nu, jūs kaip norit galit važinėti su tokia važiuoklė, bet aš tikrai nepatariu. Galima, aišku, nusipirkti Olinsus kokius ar dar kažkokį brandą, White Black Powerį, na, bet tai kainuoja daugiau negu pusę to motociklo. Tai jeigu žiedus į trasas nevažiuojat, galima ir pasimodinti. 15-tuko neturėjo, tai paėmiau 20-tuko ir maišysiu 1:1 su 10-tuku, gausis 15-tukas. Svarbiausia, kad tai vietinis daiktas. Ir dabar ardymas. Šį čia atsukam. Išsitraukia spaceris ir jį pritrumpinam. Tiesiog, va taip pat elementariai. Apačioj atsukam, išleidžiam tepaliuką. Ir tada supilsime tiek, kiek priklauso pagal manualą. Pasižiūrėsiu, kiek telpa į šakę. Visiškai naują tepalą. Tirštesnį, automatiškai amortizatorius pradės geriau dirbti. Ir dar pabandysiu nuresetinti važiuoklę. Gal čia buvo netyčia parklubdytas ant šono šitas žvėriukas. Nesudėtingas procesas. Atsipalaiduoja viršutinis tiltelis šį čia. Atsipalaiduoja šitie vat varžtai. Tas varžtas visiškai atsilaisvina šakės, lieka tik tais su šitais tilteliais priveršta. Na ir pajudinamas vairas, tokiu principu atsistoja šakės ir tilteliai ten, kur jie turi būti. Ir tikrai bus aišku bent jau, kad iš tiltelių nėra susisukę, nes netgi kitados būna lengvai pervertus motociklą, va tiesiog vietoje ant žemės nukrenta, vairas smūgio gavęs, jisai va taip va sukasi, šičia yra vairo stoperiai, jie atsiremia, bet vairas vis tiek iš smūgio per jėgą pasisuka, ko pasiekoje ties šičia ir šičia gali atsirasti prasisukimas ir ratas jau stovės nebe toj pozicijai, kurioje jisai turėtų. Va, pasidariau specialų raktelį, trumpesnį, kad eitų prieit, nereikės nieko kito nardinėti. Kada jau te visi taškai tilteliai atpalaiduoti, spaudžiam stabdį ir pirmin atgal, va taip pakompresinam šakes. Va, atsistojo į vietą viskas ir dabar viską pagal manualą su newtonmetriniu raktu užsiveržiam. Atkreipkite dėmesį, šitom šakėm teleskopinėm tai čia da lampački, bet kada veržiat apverstom šakėm šituos virštus, ne šiaip sau yra parašyti newtonmetrai veržimo. Kas nutinka? Jau esu ne vieną atvejį matęs, savo rankom čiupinėjęs, kada hebra per stipriai suveržia šitus taškus, užsispaudžia tava visa šita kolba, nu įsivaizduokim, kad čia yra verstos šakės, ne, tai šita kolba statosi šičia. Tu šičia per stipriai užspaudi varžtus, užsispaudžia tas aliumas ir pradeda šakė nebevaikščiot. Nu, ties ta vieta pradeda strikti. Ir kodėl neveikia amortikas? O todėl, kad nepriveršta tvarkingai. Ne šiaip savo newtonmetrus rašo, kiek veršti, tai vadovaukitės tais dalykais. Galvojau, paprašiau, prasisuksiu apačioje atsukęs kartridžą ir pro kartridžo varžtą išleidęs tepalą, bet dėja tas varžtas nenori taip lengvai pasiduoti, tai visgi tenka nusisukti stabdžius, nusiardyti ir išsitraukti pilnai visą amortiką lauką. Tokiu principu tik tais bus galima išleisti tepalą. Na, po to supilti bus galima jau pilnai surinkus. Kažkaip, man atrodo, patogiau yra, kada surinkta. Mažiau tikimybės nepataikyti ir galima netgi matuotis atstumą tepalo nuo viršaus. Kaip kuriuose manualuose, kaip kuriuose motocikluose netgi taip nustatoma, kiek ten to tepalo turi būti, bet iš principo geriausia, bent jau man, matuoti su menzūra, taip man atrodo yra kur kas tiksliau. Dar vienas tipsas, kaip sužinoti, ar nėra persisukę tilteliai, tai šakė turi lengvai išsitraukinėti. Ta prasme, jinai pati praktiškai krenta. Jeigu jinai turi per prievartą būti traukiama, tai šičia bus problema. Šakė visą laiką turi lengvai išsimti. Tai va toks va grožis. Ne, čia ne iš variklio, čia iš šakės išbėgo. 20 000
ir nekeistas tepalas ir jisai yra baisus. O dabar va, štai turiu spacerį ir šitą dalyką trumpinu, dabar tik tai svarstau, ar centimetrą ar pusantro trumpinti. Manau, kad trumpinsiu centimetrą ir tada pasižiūrėsiu. Iš principo, man atrodo, turėtų užtekti ir centimetro. Arba pusantro, tai va, bus matyt. Bet kada pritrumpint spėsiu, tai darom comą. 15 mišinukas, matavimo menzūra. Ir reikia dabar atmatuoti po 400 abiem šakėm, supilti ir bus galima testuoti. Tai pasitikrinam stabdžius, užpumpuojam, viskas čiki, tepalai nuo diskų nuplauti, galim pasibandyti, pasižiūrėti, kaip čia situacija. Nu va, tas sagas vadinamas, ta eiga laisva, turėtų būti, jinai įsiskaičiuoja pagal amortizatoriaus eigą, tai šitam amortizatoriui turėtų būti apie 3-4 cm. Tai panašu dabar, kad tiek turim, tai iš esmės spacerį geriausia būtų pripjauti 1,5 cm. Mano testinis keliukas. Eik tu! Geras! Kitas reikalas. Va čia yra modas. Dabar nebėra va to tokio. Gali tiesiog važiuoti per gulintį policininką, jisai tiesiog atlieka tai, ką atlikt turi, tolygiai važiuoja, sugeria amortizatorius smūgį, bet nėra to tokio supimus. Vėl testinis keliukas. Toks net apgaulingas jausmas, atrodo, kad net minkštesnė važiuoklė pasidarė. Iš tikrųjų, tai ne, tiesiog jinai dirbt pradėjo. Tai visų šitų dalykų nereikėtų, jeigu tie amortizatoriai būtų truputėlį naglesni ir turėtų daugiau reguliavimo, bet yra kaip yra. Kaip susireguliuoti galą? Galą susireguliuoti labai paprasta. Matuojatės pagal savo svorį, kokia yra situacija. Išsimatuojat atstumą, sakykime, nuo šitos ašies, va taip statmenai iki rėmo kažkurios tais vietos ir tada atsisėdat. Tai nusėsti turėtų apie 3-4 cm. Jeigu nusėda per mažai, turėkit omeny, kad reikia ten yra štai šitas daiktas, jį pasukti, kad susėstų daugiau. Dabar yra sureguliuota labiau taip mano svoriui. Nežinau, reikės pasižiūrėti su savininku motociklo, kiek čia nusėda. Gal jam bus gerai, o jeigu nebus gerai, tai mes truputėlį paredaguosim ir bus kaulas. Bus galima važiuoti į žiedą. Tai visi čia darbai ir kliento laukimai labai užsitempė, į naktį, tamsu pasidarė, tai tiesiog nefilmavau, bet svoris savininko buvo pakankamai didelis, kad nereikėtų minkštinti galinio amortizatoriaus, kitaip tariant, prilaudo koreguoti, viskas ant čiki. Ir viskas, štai tiek, o jeigu kažkokių pastebėjimų turit ar pageidavimų video darimo, visą laiką galit parašyti man. Jeigu patiko video, laiką uždėkit. Jeigu norit sekti daugiau video, prižadu bus daugiau ir papasakoma, pasubscribinkit. Iki.